Tai labas rytas visiems. Šiandien tokias trumpas naujienas norėtų pranešiu apie pasaulį. O vakare, manau, kokią 6 valandą prisijungsim ilgesniam laikui papliurpti. Kas norite, ateikite vakare. Apie 6, gal po 6, truputėlį nežinau, kaip spėsiu grįžti, nes turiu vieną terminą. Tai žodžiu, šiandien pažvelkim, kas dedasi pasaulyje, ką pasaulis rašo, ką praneša. Žodžiu, vokiečiai prognozuoja, kad bus šimtmečio vasara neišvengiama. Naujos prognozės apie vasaros karščius, tai net birželį jau prasidės karščiai, gali siekti 40 laipsnių šilumos. Tai žodžiu, matot, kiek jie tų chemikalų bebertų mums ant galvų. Vasara vis tiek karšta ateina pagal gamtos dėsnius, todėl, kad jie mums čia mulkina smegenis, kad jie reguliuoja orus. Tai atsiprašau tiek, kurie tikite, pagalvokite patys, kas jūs esate, jeigu tikite tokiais paistalais, kad jie reguliuoja orus. Arba jie specialiai tos orus sureguliavo taip, kad būtų karšta. Tai toliau, JAV prezidentas ir vėl JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Tai žodžiu, kaip matote, prisimelavęs, atėjo į postą ir jo kėdė pradėjo barškėti. Kadangi karas po 3 dienų nesibaigė Ukrainoje ir matomai pasikeitęs, jis pakeitė visą politinį savo požiūrį, kai jį išrinko prezidentu ir dabar jau jį nori pašalinti. Ieško visokių priekabių, visokie skundai dėl prabangaus lėktuvo, dar visokių nesąmonių. Tai žodžiu, prezidento kėdė braška jau Donaldo Trumpo. Taip, toliau. Putino agentai planavo sprogimus Vokietijoje. Suimti 3 asmenys. Vladimiro Putino keliama grėsmė didėja. Vokietijoje ir Šveicarijoje buvo suimti 3 Ukrainos piliečiai. Tai palaukite, čia blecha, prie ko čia Putinas, jeigu ukrainiečių piliečiai suimti, tai čia Zelenskį reikia kaltinti, ne Putiną. Na, žodžiu, mums nesvarbu, ką čia reikia kaltinti, bet, žodžiu, suimti 3 įtariamieji bandė išprovokuoti, planavę išpuolius prieš Vokietijos krovinių gabenimą Rusijos vardu. Na taip, truputėlį keistokai skamba, bet patikėkim, kad čia tiesa, nors aišku, čia propaganda. Toliau, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsakymą dėl Rusijos federacijos derybų su Ukraina delegacijos sudėties. Tai žodžiu, kiek suprantam, derybos pagaliau bus pradėtos. Nesvarbu, kad Zelenskis ir sulaužė susitarimą, bet Rusija rodo, kad vėl eis į derybas. Ir dabar suprastų žmogau, kas iš tikrųjų meluoja, o kas iš tikrųjų sako tiesą. Todėl dabar neaišku, kieno tikėti. Tai va, tiek trumpai apie naujienas. Taigi šiandien vakare bandysiu išeiti į eterį ilgesniam laikui. Kas norite prisijungti į pokalbius, papliurpsim šiaip apie politiką, papliurpsim apie kaip kaulus šunim virti kiek laiko, pasižiūrėsim Google, tai žodžiu, padiskutuosim. Tai lauksiu 6 valandą, tiek tiesiogiai per TikToką, tiek tiesiogiai per YouTube'ą. Tad šiandien, šiam rytui tiek, iki malonaus.